Coca-Cola tai žinomiausias gėrimas visame pasaulyje, o daugelis turbūt neįsivaizduoja savo pomėgio skaniai valgant užgerti iš šio gėrimo. Kiekvieną dieną Coca-Colos pasaulyje išgeriam apie 2 milijardus porcijų. 1886 metais, gegužės 8 dieną, farmacininkas Johnas Pembertonas, norėdamas atsikratyti opioidų priklausomybės po sužeidimų, sukūrė gėrimą, į kurio sudėtį įėjo kokos lapai. Tuo metu Atlantoje, Džordžijos valstijoje, jis dirbo savo sode. Jis jau buvo išradęs prancūzišką Coca-Colą, puikų tonizuojantį preparatą, padedantį atgauti jėgas ir energiją, taip pat citrinų ir apelsinų eliksyrą, bei daktaro Pembertono stebuklingus Indijos karalienės plaukų dažus. Dabar Tonas troško išrasti priemonę alkoholiu piktnaudžiaujantiems žmonėms. Jis pardavinėja jį kaip vaistą nuo begalės ligų. Pavadinimą sugalvojo Pembertono buhalteris bei nupiešė mums gerai žinomą logotipą. Tačiau pradžioje versliukas sekėsi sunkiai. Į dieną buvo parduodami vos 9 vienetai. Tad 1886 metais, pasak Coca-Colos bendrovės, Pembertonas pardavė 25 galonus savo sirupo. Jis gavo $50, bet $74 išleido reklamai. 1892 Asa Kendleris supirko visus Coca-Cola patentus ir formulės po Pembertono mirties ir įkūrė Coca-Colos kompaniją. O po 3 metų jis išplito visoje Amerikoje. Tai dėl patogumo 1899 metais gėrimas pradėtas pilstyti į buteliukus, tačiau truputį pasikeitė ir Coca-Colos sudėtis. Vietoj kokos lapo pradėjo dėti įspaudas be kokaino, nes visuomenėje narkotikai buvo nepriimtini. Taip pat vietoj pateikimo, kad tai yra vaistas, jis tapo gaivusis gėrimas. 1906 metais gėrimas buvo pradėtas pardavinėti už Amerikos ribų. Jie pilstė Kanadoje, Kuboje ir Panamoje. Tais pačiais metais buvo sukurta pirmoji didelė reklama su beisbolo žaidėjais. Nuo šio momento prasidėjo neatskiriamas bendradarbiavimas tarp kolos ir sporto. Tačiau kuo ji buvo populiaresnė, tuo labiau jie bandė padirbinėti. Gamintojai, norėdami išvengti padirbinėjimo, sugalvojo originalų stiklinį Coca-Colos butelį, kurį net nematantis galėjo atskirti. Ji buvo panaši į kokos vaisių, tik plačiu dugnu. Po Pirmojo pasaulinio karo 1920 metais Coca-Colos kompanijos vadovu tapo Robertas Woodruffas, kuris įvedė kokybės standartus, pradėjo pardavinėti dėžutes po 6 vienetus, bei atidarė fabrikus 44 pasaulio šalyse. Ir dėl šventos ramybės Coca-Colos receptą paslėpė banko saugykloje. Coca-Cola tapo oficialiu olimpinių žaidynių rėmėju. Dėka Coca-Colos pasaulyje buvo plačiai pateiktas Coca-Colos kalėdų senelio įvaizdis. 1942 metais Cola pradėjo leisti plakatus su Antrojo pasaulinio karo lėktuvais, kuriuose ryškiai buvo matomas Coca-Colos prekinio ženklo akcentas. Gėrimas tapo toks populiarus, kad Amerikos karius lydėjo ir į mūšius. Tom pasirūpino vyriausybė. Taip 5 milijardai stiklinių buteliukų buvo atgabenta ir į frontą. Vykstant Antram pasauliniai karui, dėl amerikiečių nacistinės Vokietijoje paskelbtos prekybos embargo, Coca-Colos koncentratą pasidarė labai sunku įvežti į šalį. Coca-Cola bendrovė nutarė sukurti naują gėrimą, gaminamą tik iš produktų, kuriuos tuo metu buvo galima gauti Vokietijoje. Taip atsirado naujas Coca-Cola produktas Fanta. Nuo 1955 metų Coca-Cola pradėjo naują šeimos reklaminę kampaniją. Ji buvo pradėta pardavinėti ne tik po 0,3 litro, bet ir 0,7 litro talpos buteliuose. Taip pat ji buvo pradėta pilsti ir aliuminėse, skarbonkėse bei plastikinėse buteliuose. Bei pasirašė amžiną kontraktą su greito maitinimo įstaiga McDonald's, kas suteikė gėrimui didelį žinomumą bei pelną. Tad Coca-Cola negalima pardavinėti pigiau restoranuose nei McDonald's. Žinoma, jos dėmesys sportui išliko didelis. Ji labiau pradėjo bendradarbiauti su futbolo asociacija FIFA. 1976 metais tapo amžino pasaulio futbolo čempionato oficialiu rėmėju, o nuo 1982 metų išleido dietinę Coca-Colą, o neilgai trukus atsirado dar viena vyšninė Coca-Cola. 1985 metais norėdama įsitvirtinti savo lyderystę pasaulyje, išsiuntė Coca-Cola skardinę į kosmosą. Tai buvo pirmas skrydis iš 3. Buvo sukurtas reklaminis filmukas Šiaurės pašvaistė, kur pagrindinį vaidmenį atliko baltosios meškos. Tad nuo šios reklamos išleidimo
baltosios meškos tapo oficialiu firminiu logotipu. O po 2 metų, 1933 metais, prie jų atsirado švytintis Coca-Colos karavanas. 2000 metais Coca-Cola prasidėjo prie socialinės akcijos prieš AIDS plitimą Afrikoje bei surinko milijonus rugsėjo 11 aukoms atminti. Tais pačiais metais Coca-Cola pradėjo akciją Butelis butelyje, kai pradėjo pilstyti gėrimą į perdirbtus plastmasinius butelius. Taip pat ir kuriami trumpi filmukai su Coca-Cola ir Menta saldainiais pridėjo populiarumą. 2006 metais viena Coca-Colos bendrovės darbuotoja pavogė slaptą Coca-Colos formulę ir bandė ją parduoti Pepsi už $1,5 milijono. Tačiau Pepsi pasielgė garbingai ir tiesiog pranešė apie darbuotojos pasiūlymą Coca-Cola bendrovei, o ši informavo policiją. Vagilė buvo areštuota. Coca-Colos reklamos istorijoje būtų ir keistesnių sprendimų. 2012 metais Coca-Cola nutraukė reklamos sutartį su Ronaldu, kadangi fotografai jį prigavo po spaudos konferencijos gerinti Pepsi. Dėl to žinomas futbolininkas neteko didelio kasinio honoraro. Šiaip Coca-Cola yra neatsiejama Amerikos įvaizdžio dalis, o ši šalis ne visur yra vertinima teigiamam kontekste. Tad legaliai Coca-Cola įsigyti negalima tik 2 pasaulio valstybėse – Kuboje ir Šiaurės Korėjoje. Coca-Colos akcijų vertė vis kyla jau 56 metai iš eilės. Coca-Cola galima įsigyti 135 šalyse. Mėgstančių šį gėrimą vis daugėja, kaip ir priešų, ypač dietologų, kurie skelbia apie šio gėrimo žalą organizmui.